Gerai, tai tada gavom signalą, kad posėdis įrašomas, tai laba diena dar kartelį visiems. Posėdis bus įrašomas ir garsu, ir vaizdu. Paprašysiu Raimundo Markausko, Rositos Jekaitinės prisijungti su vaizdu, nes aš jūsų nematau, gerbiami komisijos nariai. Raimundai, ačiū labai. Bet su vaizdu ne visą laiką, nes aš čia pas gydytoją važiuosiu ar visą laiką su vaizdu. Bent svarbiausiais momentais, jeigu prireiks balsavimo, tai paprašysiu, kad būtumėt su vaizdu. Tai, Taip, tai dar kartelį laba diena ir pradedam etikos komisijos posėdį. Ir kaip matėt iš atsiustos darbotvarkės, į darbotvarkę įtrauktas yra vienas vienintelis klausimas, tai yra dėl gauto prašymo nagrinėti elgesį. Kitų klausimų nėra, bet be abejo, jeigu bus kažkokių kitų klausimų, tai ir be to antro klausimo kiti klausimai, galėsim apie tai pakalbėti. Ar yra kažkokių pasisakymų prieš pradedant posėdį, dėl posėdžio, dėl įtraukto klausimo? Jeigu ne, tai norėčiau ir prieiti prie pirmo klausimo. Visi etikos komisijos nariai yra gavę tą prašymą nagrinėti elgesį, su juo yra, aš tikiu, susipažinę, tačiau, kad viskas būtų visiems aišku, arba galbūt kažkas neskaitė, nu, visaip gali būti, tokios prievolės kaip ir nėra, todėl aš paprašysiu mūsų atsakingąją sekretorę Laimą Dumbliauskienę perskaityti kreipimąsi, kad jį, na, jeigu dėl kažkokių priežasčių ne visi girdėjom, išgirstumėm. Ar galėtumėt, Laima, jį perskaityti? Gerai, pabandysiu. Jo, tik tai dar atsiprašau, dar labai atsiprašau, pasinaudosiu galimybę, labai atsiprašau, norėjau tai padaryti prieš darbotvarkės paskelbimą, bet noriu atsakingai pasakyti, kad kadangi ir praeitą kartą šito klausimo nenagrinėjom ir paskutinio tarybos posėdžio metu reikėjo dar kartą paaiškinti, dėl ko tas nebuvo padaroma, tai daug kartų ir mūsų praėjusio posėdžio metu, ir tarybos posėdžio metu buvo iš mano lūpų pasakyta, kad atsakinga sekretorė, atsakingoji komisijos sekretorė. Ir jeigu kada nors, kam nors susidarė įspūdis, kad tai buvo perduota neteisingai šitas kreipimasis praėjusį kartą, tai noriu pasakyti, kad tuo metu Laima Dumbliauskienė, kuri yra atsakingoji sekretorė, jinai atostogavo. Ir ne dėl jos kaltės jokių būdų tas prašymas nebuvo pateiktas laiku ir teisingai. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kadangi nebuvo vardas pavardė įvardinti, tai kad nebūtų nepatogu ir nemalonu, kad Laima dabar yra čia, kad jinai kažko nepadarė. Tuo metu Laima Dumbliauskienė buvo atostogose. Tai tik tai tiek mano pasinaudodama progą, kad nebūtų tai kažkaip neteisingai suprasta dėl asmenybės reikalų. Atsiprašau ir prašau Laima perskaityti tą kreipimąsi. Taip, yra gautas prašymas 2025 metų 8 mėnesio 28 dienos, kuris yra skirtas Alytaus rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai. Jame rašoma: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 3 dalis numato, kad etikos komisija prižiūri, kaip meras ir tarybos nariai laikosi vietos savivaldos įstatymo, valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį. Reikalavimų, pirmas punktas, tyriama ir priima sprendimus dėl mero veiklos atitikties vietos savivaldos, valstybės politikų elgesio kodekso, viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį. Numatomas trečiame punkte. Analizuoja mero pareigų nevykdymo priežastis.
5 punktas. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnis numato, kad valstybės politikas be kitų vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo, skaidrumo ir viešumo, nešališkumo principais. Alytaus rajono savivaldybės merė neretai ignoruoja minėtų principų vykdymą. Nuo pačios tarybos kadencijos pradžios savivaldybės merės veiksmai, nepagarba opozicijai priklausantiems tarybos nariams ir jų nuomonės ignoravimas tapo norma sprendžiant įvairius klausimus. Juos analizuojant, sudarant komisijas, dalyvaujant susitikimuose su Alytaus miesto savivaldybės atstovais. Opozicijos atstovai, nenurodant jokių motyvų, paprastai į tokius susitikimus ar dalyvauti komisijų veikloje nekviečiami. Tuo stipriai nukenčia savivaldybės gyventojų interesai. Nes opozicijai priklausantys tarybos nariai yra sukaupę didžiulę patirtį įvairiais savivaldos veiklos klausimais ir savo žiniomis galėtų puikiai prisidėti prie svarbių sprendimų rengimo, deramo ir oraus savivaldybės atstovo santykiuose su miesto savivaldybė ir kitomis įstaigomis. Opozicijai priklausantys tarybos nariai nekviečiami į renginius, susitikimus su rajone besilankančiais valstybės vadovais, ministrais, renginius finansuojamus savivaldybės biudžeto lėšomis. Vienas tokių tariamai viešas renginys metų geriausieji, kurio vaišėms ir linksmybėms panaudota ne 10 vietinio biudžeto eurų. Pagerbti iškiliausias rajono asmenybės ir pasveikinti galėjo tik tarybos daugumos atstovai. Opozicijos tarybos nariams galimybės pasidžiaugti geriausių pasiekimais sudarytos nebuvo. Tokio selektyvumo ir tarybos nario diskriminacijos nebuvo niekuomet iki tol, kol Rasa Vitkauskienė perėmė rajono vairą į savo rankas. Juk visi tarybos nariai yra vienodai rinkti rajono gyventojų ir vienodai jiems atstovavo. Tokiais veiksmais merė pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo ir viešumo principą skliausteliuose, pagal kurį valstybės politikas turi nekelti abejonių dėl sąžiningumo, priimdamas sprendimus, pateikti visuomeniai savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikytis atvirumo ir viešumo. Skliausteliai susidaro. Pavyzdingumo principą, pagal kurį politikas turi deramai elgtis, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. Padarumo principo, politikas vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų. Nešališkumo principo, būti objektyvus ir vengti išankstinio nusistatymo. Taip pat pažeidžiamas vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 12 punkte įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo principas, kuris be kita ko reiškia, kad priimami sprendimai turi nepažeisti lygių galimybių. Etikos komisijos prašome įvertinti merės Rasos Vitkauskienės elgesį ir priimti sprendimą dėl merės veiklos atitikties vietos savivaldos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms. Ir pasirašo Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai Gintaras Kšenavičius, Gediminas Krasauskas, Gintarė Jačinskaitė, Jūratė Overaitytė Jakubavičienė, Algirdas Vrubliauskas. Ačiū, Laima. Tada aš iš karto noriu tiesiog, kad visi būtumėm tam pačiam, kaip pasakau, žinojime, tai aš iš karto noriu pasakyti, kad mūsų komisija turi remtis, arba tiksliau neturi remtis, o vadovaujasi 2 svarbiais dokumentais. Tai vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas. Ir aš iš karto noriu prieiti prie 7 straipsnio ir tiesiog pagarsinti, kaip komisija turėtų arba turi elgtis esant atitinkamom sąlygom. Tai valstybės politiko elgesio tyrimas. 7 straipsnis kalba apie tai. Ir jisai kalba apie tai, kad valstybės politiko elgesio tyrimas komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų.
ir yra išvardinti toliau pagrindai. Pirmas pagrindas – fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas apie valstybės politiko galimai padarytą šiame kodekse nustatytų valstybės politiko elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą. Antras pagrindas gali būti visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie valstybės politiko galimai padarytą pažeidimą. Ir jeigu yra nors vienas iš šitų pagrindų, gali būti pradėtas tyrimas ir tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pagrindo atsiradimo. Komisija tyria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo nedaugiau kaip 1 metai, anoniminiai skundai nenagrinėjami, komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai politikas yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus komisija gali, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį, pratęsti šioje dalyje nustatytą tyrimo terminą. Ir kokią atliekant tyrimą, jeigu jisai yra pradedamas, kaip komisija, kokią turi teisę. Tai teisė yra apklausti valstybės politiką, kurio elgesys tyriamas, bei kitus asmenis susijusius su valstybės politiko tyrimu elgesiu ar politinė veikla. Antras, apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją, apie valstybės politiko galimai padarytą šiame kontekste nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą. Taip pat turi teisės aktų nustatytą tvarką susipažinti su reikiamais dokumentais, prireikus išvykti į įvykio vietą, pasitelkti specialistų. Ką mes privalom kaip komisija, ką jau privalom nariai, vadovautis Konstitucija Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kurios jie sužinos vykdydami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos ar kitą įstatymų saugomą paslaptį, nenaudoti, ką tik mano išvardintos informacijos žinių asmeniniai ar kitų asmenų naudai, kol komisija nebaigė tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybės, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis. Ir politikas, kurio elgesys tyriamas, turi teisę pateikti paaiškinimus, prašymus, įrodymus, baigus tyrimą susipažinti su surinkta medžiaga, dalyvauti posėdžiuose. Tai tokie esminiai dalykai, mano galva, pagrindiniai dalykai yra iš valstybės politikų elgesio kodekso. Kitas, kaip sakiau, 2 tokie kertiniai dokumentai. Kitas yra Alytaus rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir tiksliau veiklos nuostatai. Ir veiklos nuostatai iš esmės daug dalykų yra perkelta iš minėto kodekso, ir tik tai galbūt funkcijos šioje vietoje ten nepagarsinau, kad nagrinėja, prižiūri, kaip laikosi įstatymų, reglamentuojančių veiklą ir elgesį, analizuoja, tyria, priima sprendimus ir jeigu yra reikalas apie nagrinėjimą, tai irgi tie patys pakartoti terminai, aplinkybių tikslinimas ir panašiai. Tai turim tokį kreipimą, prašymą, turim 2 reglamentuojančius veiklą dokumentus ir dabar mes turim, aš tiesiog pagrindas tyrimui pradėti jisai yra, nes turim fizinių asmenų kreipimąsi, ir turim dokumentus ir tiesiog dabar aš norėčiau išgirsti kiekvieno komisijos nario nuomonę apie kreipimąsi, apie tyrimo pradėjimą ir tiesiog pradedam diskusiją, darbinę diskusiją šiuo klausimu.
Ar yra kas norėtų? Česlovas, matau. Galėčiau pradėti, aš Gerai. išklausiau visą monologą, pirmininkė, laba diena visiems komisijos nariam. Ir žinot, susipažinęs aš esu su to skundu, kaip jūs vadinat. Ir man susidaro įspūdis, kad tiesiog surašyta monograma tokia, kurioje nėra nieko konkretaus, nes susipažinus su kodekso politikų elgesio principais, tai nė vieno principo aš neradau, kad jis būtų pažeistas, ypač metų geriausio apdovanojimo. Dirbo komisija dirbo pagal savo nuostatus, priėmė sprendimas irgi taip pat, merės aš ten net nematau jos nei teisių, nei dalyvavimo, nei apskritai kažkokių veiksmų tame visame, panagrinėję šitą visą temą. Plus komisija pagal savo kompetenciją priėmė sprendimus. Informacija buvo paviešinta, jinai buvo paskelbta ir tinklalapyje Alytaus rajono, ir žiniasklaidoje, kiek man žinoma yra. Dėl pakvietimo, tai kiek žiūrėjau, tai joks teisės aktas nereglamentuoja, kad kas turi būti kviečiamas į tą renginį apskritai. Tai buvo seniūnaičiai pakviesti, bendruomenės atstovai, Alytaus rajono nusipelnę žmonės, galbūt ir nežinau, ar kam tam uždrausta buvo peržengti tą slenkstį, tai to aš nemačiau ir negirdėjau. Dar be to dėl opozicijos ignoravimo, tai sakysim, vietos savivaldos įstatymas 9 straipsnis, 1 dalis, 2 punkto numato, kad tarybos narys turi teisę savivaldybės tarybos reglamentų nustatytą tvarką siūlyti savivaldybės tarybai svarstyti klausimus, rengti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, dalyvauti diskusijose ir taip toliau, visi susipažinę, žino, aš nekomentuosiu. Tai jeigu to pagrindu, kiek aš pasidomėjau, nuo 23 metų balandžio 25 dienos nebuvo jokio pasiūlymo ir noro dalyvauti kažkokiose diskusijose dėl kažkokių tai klausimų. Tai pagrindo pradėti kažkokį tyrimą šitoje vietoje, jis nepagristas jokiais teisės aktais ir aš nematau jokių pažeidimų. Aš siūlyčiau apskritai to tyrimo nepradėti, nes mes gana nerimtai atrodom šitoje vietoje, kaip komisija, nagrinėjant tokio pobūdžio skundą. Tai čia būtų mano nuomonė. Ir aš laikausi tų principų, kad jie nėra pažeisti, o tyrimo čia nėra pagrindų pradėti. Tai tiek kol kas. Gerai, ačiū Česlovai už jūsų nuomonę. Taip, aš tuoj pat Gintai suteiksiu, aš tik tai noriu truputėlį pasakyti, kad jūs, Česlovai, ir kiekvienam komisijos nariui mes neturim šiuo atveju advokatauti nei kreipimosi autoriams, nei tuo labiau meriai. Jūs minit savo monologę, kaip jūs vardinot mano monologą, minit komisiją, kažkokius nuostatus. Tai šitam kreipimasi apie tai nėra kalbama ir mes neturėtumėm kaip etikos komisijos nariai šiuo metu advokatauti. Mes galim remtis tik tuo, kas yra. Tai yra kreipimasis dėl konkrečių dalykų, bet kaip tas buvo ten rengiama, ką ten nutarė, kokia komisija metų geriausių, aš pakvieščiau apie tai nešnekėti, nes jeigu tai būtų merės pasiaiškinimas ir jinai sakytų, kas ką nutarė, aš suprantu, mes turim nešališkai pasistengti aptarti tą dalyką, o neturim nei stoti nei vieno, nei kito pusėje. O kur jūs matot šališkumą? Aš kalbu faktais objektyviais, panagrinėjau šitą temą. Ten nurodyta, kad ten nebuvo pakviesta, ten neleista kažkodėl, bet aš nematau, kur ir kaip tai buvo padaryta ir kur jos veiksmai, aš jų nematau. Tai galbūt... Ir aš neatstovauju meriai, aš ir kalbu objektyviai. Ne, jūs... Teisininkas viso. Ne apie tai kalba. Yra kalba apie tai, kad jūs pradėjot savo kalboje minėti, kad yra kažkokia komisija. Čia mes kol kas net neturim pagrindo kalbėti, kokia komisija ten rinko tuos geriausius, nes ne apie komisiją, bet mes neturim šiandien dienai žinių, kur merė čia dalyvavo ar nedalyvavo. Pirmininkė, aš tarybos narys ir kaip aš noriu, aš kalbu. Nereikia manęs mokyti kalbėti. Aš žinau, ką aš kalbu, aš matau dokumentus, aš susipažinau su reglamentais, su politiko elgesio principais ir aš matau, kad tas, kas yra parašyta tame rašte, skundė, netitinka jokių pagrindų. Gerai, ačiū Jums už nuomonę. Prašau. Gintai, prašau, žodis suteikiamas Jums.
Aš perskaitęs šį prašymą susidariau tokią nuomonę, kad man visų pirma jame gal šiek tiek ir mažokai informacijos. Priminėta daug, kad nekviesta į komisiją, neklausima nuomonės. Aš kai nedirbantis nei administracijoje, nesantis tarybos narys, tikrai nemanau, kad tai gali būti tiesa, kad opozicija visiškai nėra niekur kviečiama. Žinoma, ne vienos pusės, kaip sakyti, nenoriu palaikyti, bet manau, kad reikėjo ir nurodyti, kur jie čia nebuvo pakviesti, kokias komisijas neįtraukti, o pagrindinis šitas klausimas dėl metų geriausiojo, kažkodėl labiausiai išplėstas, tai aš manau, tai pasakysiu gal kiek ir nelabai oficialiai, kad kas rengia gimtadienį, tas ir kviečia, ką nori, o čia dabar pagrindai įsižeidimas dėl tų metų geriausių, kažkodėl labiausiai toks, aš ir iš savo pusės aš nematau, kad kažkokių čia didelių nusižengimų, kur būtų grinai merės iniciatyva, kažkas nekviesta. Aš manau, kad čia nėra didelio pagrindo taip pat pradėti tyrimai. Gerai, supratau. Ačiū Jums. Ar iš eilės, kaip man dabar Galėčiau ir aš iš tikrųjų. Ai, gerai, Rosita, prašau. Ir laba diena. Tai iš tikrųjų ir aš perskaičiau tą skundą ir kreipimąsi į mūsų etikos komisiją. Ir susidomėjau, tai noriu irgi tokią pasakyti, aš nei tarybos narė, tik esu seniūnaitė. Tai džiaugiuosi, kad buvo toks renginys ir mes buvom pakviesti, nors prieš tai tikrai niekada nebuvo kviesti seniūnaičiai jokius tokias sueigas. Tai iš tikrųjų, kaip ir Gintautas sakė, kieno balius, tai tas ir sako, iš tikrųjų, nes joks teisės aktas nereglamentuoja, kokie asmenys būtų privalomi ir kviečiami į šį apdovanojimą. Tai va, toks pastebėjimas. Ir tada siūlau tokį sprendimą, kad nepradėti jokio ten to tyrimo dėl merės elgesio pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos opozicijai priklausančių tarybos narių prašymą. Ačiū už dėmesį. Ačiū, Rosita. Virgilijau, Odeta, nežinau, Virgilijau, galbūt jūs. Aš galiu dabar. Deimantė, gerai. Aš galbūt ne apie tuos geriausių apdovanojimus, bet tiesiog aš užfiksavau, man užstrigo kažkodėl, kad nekviečiami į susitikimus su šalies vadovais. Ar ten kažkaip panašiai buvo parašyta. Tai aš turbūt kaip tarybos narė negaliu apsimest, kad aš nežinau kažko, tai pačiai kaip manęs į tuos renginius irgi nieks nekviečia. Čia tiesiog vyksti pats, jeigu tu to nori. Jeigu tu nori dirbti, tu dirbi. Jei tu nenori dirbti, tu nedirbi. Mano tokia nuomonė, kad manęs asmeniškai ir aš manau, kad daugumos į tokius renginius irgi nieks nekviečia. Tai kažkaip man va šitas dar užsiakcentavo, kad į tuos susitikimus su vadovais. Tai jūsų, jeigu, aišku, paskui prie siūlymų prieisim, tai ar turėtumėte iš karto siūlymą, nes paskui dabar tiesiog kviečiu pasisakyti, o paskui norėsiu, iš kairiųjų siūlymus išgirdau, supratau, bet norėsiu iš kiekvieno išgirsti siūlymą, tai arba dabar įgarsinkit, arba... Aš turbūt sakyčiau, kad ne. Nepradėt. Gerai, ačiū Deimantė. Virgilijau, jau gal dabar iš trečią kartą. Matau, aš užleidžiu moterim pakalbėti, tai viską perskaičiau ir to, ir man, žinot, kaip tarybos nariui, man teko dirbti su praeitą valdžia ir viską mačiau ir matau ir dabar, kaip dirba nauja valdžia. Man keista tas raštas, mano nuomonė trumpai šiandien būtų tokia, kad nėra pagrindo pradėti tą tyrimą, kadangi kaip palygini abiejų darbą, ką čia parašęs, nuogąstavimai yra dėl to šventės, tai čia jis yra, kaip ir minėjo, kad nėra reglamentavimo kvietimo, pirmas klausimas į tą, ką nori, tą kviečia. Antras dalykas, kad aišku, rašte yra akcentuota, kad opozicija turi didelės patirties ir aišku, buvo kviečiama, kad visus siūlymus siūlytų ir naujai valdžiai pateiktų savo pasiūlymus dėl geresnio darbo, dėl Alytaus rajono žmonių geresnio gyvenimo, bet mes to niekada nematom. O ten, kas liečia
kaip mačiau tą darbą iš šono praeitos valdžios ar esamos, tai niekadagi į susitikimus tokius nei pozicijos, nei opozicijos, nei tarybos narių niekada nekviečia į tų susitikimus ir niekada jų nebūna. Gal būna tokie delegacijų susitikimai, kur mačiau, keli tarybos nariai ten dalyvavo, bet ne visą laiką gali dalyvauti, kaip kviečia. Aš nežinau, ar jūs kviečia ar nekviečia, bet čia nėra pagrindo pradėti tą tyrimą. Mes kaip komisija, mes patys, save gal, kažkaip tai turim elgtis padoriai, kad mes kaip komisija. Jeigu būtum tyrę praeitos valdžios, tuos va tokius, jeigu čia vadinu tokius, kas parašyta rašte, nusižengimus ar kaip čia, tai anksčiau reikėjo dar daugiau darbo būtų turėję komisija. Turbūt suprato, aš jau nepradėto tyrimų. Čia nėra pagrindo. Gerai, ačiū Virgilijau, bet taip pat aš labai tikrai nuoširdžiai paprašysiu, aš nebuvau praėjusios etikos komisijos, nežinau, kas ką nagrinėjo toj komisijoje, tai tiesiog grįžkim prie šio rašto turinio ir viską suprantu, kad siūlot nepradėti, bet neišklyskim iš Aš klausimo. neišklystų, aš paprašiau, kad sakau, nepradėti Viską tyrimą, supratau, kadangi nėra bet pagrindo. sakau, kas ten buvo prie praėjusios valdžios, ne mūsų komisijos darbo reikalas. Šiuo atveju Mindaugai matau ranką keliat, klausau. Labą dieną, dar kartą. Aš manau, kad keliant šitą klausimą, tai pirmiausia turėtų būti kažkokie bent jau konkretūs faktai, kad ar tai nebuvo neleidžiami žmonės į tą renginį, uždrausta dalyvauti ar uždrausta teikti pasiūlymus kažką tai tarybai. Šito nei vieno fakto nėra konstatuota ir nėra paminėta, čia abstrakčiai, kad nepakvietė ir panašiai. Tai jeigu buvo labai noras, tai galėjo tikrai bandyti eiti į tą renginį ir sudalyvauti, bet tai ar čia reikia būtinai to pakvietimo? Manau, kad buvo atviras renginys, ne uždaras renginys. Tai manau, kad čia tikrai neverta pradėti tyrimo, nes čia toksai, kaip pasakyti, šakė man vandens parašyta, ką čia ištransliavo. Tai tiek. Gerai, ačiū Mindaugui už Ar nuomonę. galima? Taip, galima? prašau Raimundai. Labą dieną visiems. Aš biški, kažkaip kitaip suprantu. Labai pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad mes tokį klausimą svarstom. Anuose kadencijose net nebuvo svarstoma. Ir einam truputį link kitokių santykių, link demokratiškų gal. Ir mes žinom, kas ir buvo prieš anoj kadencijoje, dar anoj kadencijoje, kas vyksta šitoj kadencijoje. Aš siūlau siūlymą pradėti ir tegu abudu, vienas buvęs meras, kitas esamas, pasiaiškina, tuos klausimus galėsim suformuoti, nes mes taip niekad ir neprieisim, matau, jeigu čia uždarysim šitą klausimą, niekad ir neprieisim prie naujesnių, atviresnių, skaidresnių santykių. Kito požiūrio yra, kaip turi politika elgtis. Tai čia gausis toks, uždarytas klausimas ir viskas. O iš tikrųjų yra tų pažeidimų. Aš nesakau, kad merija pažeidė, spręsim po jos pasiaiškinimo, po Algirdos Vrubliausko užduotų klausimų, kaip jis matė anksčiau, kaip jis dabar mato, kad nevyktų tokie dalykai. Čia yra pagrindas, yra padaryti. O ne kažką čia dabar išteisinti ar neišteisinti. Yra. Aš manau, kad toks pokalbis, toks tyrimas, jis yra būtinas mūsų tarybai ir mūsų tarybos žmonėms. Ačiū. Ačiū Raimundai. Odeta ir Kęstutis nėra kalbėję, tai galbūt. Labadiena. Aš kaip ir nelabai turiu nuomonės. Nežinau, tik tai keista, kad dabar mažai žmonės kalba tarpusavį, o viską raštais, kas netinka, viską raštais, tai nežinau, be nuomonės šiuo klausimu. Kad sėdi visi tarybos posėdžiuose ir nepasikalba, o už akių nežinau, neturiu ką pasakyti, žinokit. Liūdna, kai vieni kitus taip. Ačiū ir už jūsų nuomonę. Vat, kaip jūs sakot, nuomonės neturėjimas konkrečios nuomonės irgi yra nuomonė. Tai irgi yra nuomonė. Ačiū Jums, Odeta. Kęstuti, prašau. Man ir
aš įsigilinau ir įstrigo ir tokis pasisakymas, kad rašo, kad savo žiniom galėtų prisidėti prie svarbių sprendimų rengimo. Nors nuo 25 balandžio 25 tarybai nebuvo pateiktas nei vienas opozicijos parengtas tarybos sprendimo projektas. Tai, kaip jie skundžiasi, jie patys nepateikia. Tad aš siūlyčiau, šituo atveju nematau tokių nusižengimų, nepradėti tyrimo dėl šito viso. Mano tokia nuomonė. Ačiū, Kęstuti. Man atrodo, visiems buvau suteikusi žodį. Pasakykit, jeigu ne, bet man atrodo, kad visiems. Tai nepasakiau savo nuomonės, tą irgi turiu tokią teisę. Tai aš manau, kad čia labiausia galbūt gąsdina tas dalykas pradėti tas tyrimas. Bet kadangi nėra jokios kitos alternatyvos, ten nėra taip numatyta, kad aplinkybių patikslinimas arba rašto patikslinimas, o yra tik tai pradėti arba nepradėti tyrimą, tai aš būčiau už pradėti tyrimą ir iš karto pasakysiu kodėl. Todėl, kad taip pritariu, kad šiame rašte kreipimasi yra daug punktų galimai pažeistų pasirašiusių nuomonę, kai kuriuos jūs išvardinote ir tikriausiai ir aš turėčiau pritarti, kad ten pažeidimų nėra, tačiau reikia pripažinti, kad daugelį dalykų mes čia ir šiandien išgirdom iš komisijos narių, tai yra preliminarūs. Mes nežinom, ar buvo galima įeiti į metų geriausius, kaip Mindaugas sako, eiti ir įeiti. Tai irgi pažeidžia tarybos nario orumą, gali pažeisti, jeigu jisai žino, kad visi gavo kvietimus, o jisai turi važiuoti neaišku kur ir neaišku kurią valandą ir brautis pro duris, kuomet visi kiti turėjo kvietimus. Tai mes čia kalbam apie tam tikrų galimai principų pažeidimą. Taip pritariu, kad mano taip pat akimis dauguma šito kreipimosi dalykų yra užakcentuota apie būtent nedalyvavimą tame renginyje, bet aš nematau kažkokios ne tai, kad problemos, bet didelio čia iššūkio, kad mes paprašytumėm kaip etikos komisija gerbiamos merės atsakyti į šitą, paaiškinti ir kad ne mes kaip paaiškintumėm už ją. Ne mes pasakytumėm, ar ten buvo galima kviesti, ar buvo galima įeiti viešai, ar nebuvo galima įeiti iš šono, o jinai paaiškintų. Juk čia nėra kažkoks baisus dalykas, kad mes dabar pradedam tyrimą ir tiesiog paprašom merės, jeigu jinai nebūtinai turi, kaip Raimundas sako, būtų susodinti ir kad jie kalbėtųsi. Juk tai nebūtinai čia mes tą dalyką nusprendžiam. Bet kodėl nepaprašys, kad jinai raštu paaiškintų, kaip jinai atliepia į tuos opozicijos klausimus. Juolab, aš galvoju, aš tikrai nežinau, bet aš galvoju, kad net pati merė, kadangi tas klausimas jau 2 tarybos posėdžiuose buvo angažuotas, iškeltas, paviešintas viešai. Ar mes tikrai žinom, kad gerbiama merė nenorėtų paimti ir atsakyti į šitus opozicijos narių iškeltus klausimus? Ir tada mes tiesiog priimkim sprendimą. Negalimai, ką mes manom, bet ką jinai, nes man, pavyzdžiui, atrodo, aš taip gal, bet čia mano, tik tai kaip ir jūs kiekvienas pasakėt savo nuomonę. Aš, pavyzdžiui, norėčiau pasakyti ir man užduoti viešai klausimai apie šitus galimus nusižengimus. Aš norėčiau turėti galimybę irgi atkirsti, atsakyti, o ne kad mane kažkas pridengtų, už mane kalbėtų. Tai aš tai kviečiu čia nedarant iš to kažkokio ypatingo dalyko, tiesiog paprašyti merės atsakyti į šitus užduotus klausimus ir tada juk matysim, kad nėra pagrindo ir pasakysim, nutraukta, nėra pagrindo.
Bet, nepabijokim, kaip pasakyti, nepabijokim nusvarstyti. Taip, įstatymas gana taip pasisako kategoriškai, pradėti tyrimą ar nepradėti tyrimą. Pradėkim ir paprašykim korektiškai paaiškinti. Susirinkim gavę tą raštu atsakymą ir va tada nuspręskim. Nes, aš suprantu, ką jūs visi sakot ir tikrai girdžiu ir tikrai visus išgirdau, bet man atrodo, kuomet sakėt, kad mūsų komisija turi elgtis korektiškai, tai man tai atrodo, kad būtų labai nepatogu, jeigu, pavyzdžiui, mūsų gavę neigiamą atsakymą kreiptųsi į FTEką, į vyriausią rinkiminę komisiją ir ne rinkiminę, o etikos komisiją. Ir tada ten būtų, pavyzdžiui, paprašyta paaiškinti arba pradėtas tyrimas. Tai aš galvoju, kad nepabijokim. Tai aš tikrai kvieščiau pradėti tyrimą, nesureikšminti to tyrimo žodžio ir paprašyti merės raštu pasiaiškinti ir nekviesti čia dvikovų, nekelti per daug šito dalyko. Tiesiog ir po to gavę raštu jos atsakymą, tiesiog dar kartą susirinkti, įvertinti tai, ką jinai atsakė ir pabaigti šitą tyrimą. Tai mano tai yra tikrai korektiškas ir labai toks prašymas jūsų, nes ten tų punktų yra daug išvardinta, tų teisių ir lygiai teisiškumas, ir kurias mūsų šiandien pasisakymai, jie tikrai jų neišblaškė. Leiskim politikui, kuris čia įvardintas, paaiškinti. Tai ačiū jum ir dabar tiesiog, kadangi visi pasisakymo metu visi išsakėt savo siūlymus, tai dabar turėtų būti balsavimas. Tai kadangi savo teikimus, savo siūlymus pasakė, tai pirmas pasiūlymas vis dėlto yra, kas už tai, kad pradėti tyrimą. Ir norėsiu, aš nekelkit rankų, aš kiekvieną, kad įvardintumėt garsu, nes Raimundas tamsoje, tai matau viskas gerai, šiek tiek pajuokauju, bet galiu rankos ir nepamatyti, tai tiesiog tik tai įsijungsit, aš įvardinsiu vardą, įsijungsit vardą ir garsą ir pasakykit taip, už ar prieš. Kas už tai, kad šio kreipimosi prašymo pagrindu pradėti tyrimą? Gintai, už ar prieš? Aš lieku prie savo nuomonės, aš prieš. Ačiū jums. Virgilijau. Aš prieš. Taip. Odeta. Prieš. Prieš. Deimantė. Nematau prasmės prieš. Prieš. Česlovai. Prieš. Kęstuti. Prieš. Ir Rosita. Prieš. Mindaugai. Taip pačiai savo nuomonę prieš. Prieš. Raimundai. Pradėti, bet ten pasiaiškinimą ir Vrubliauskas dar daaiškinimą turėtų. Tai čia, bet matau, kad neprasidės tas. Taip, prieš. Ir aš, kaip pirmininkė, sakau, kad pradėti. Tai Laima, jūs mane patikslinkite, jeigu aš skaičiuose suklyščiau, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komisijos nariai balsavo prieš, 2 komisijos nariai balsavo už. Ar teisingai? Tik patvirtinkit, ar teisingai suskaičiavau. Tai jūsų atminutėlė. Taip, 8 prieš ir 2 už. Taip, tai dauguma komisijos narių pasisako prieš pradėti tyrimą, tyrimas nebus pradėtas. Ir aš pasitikslinsiu tik tai ten laikus atsakymo pateikimui kreipimuose autoriams. Mes raštu informuosim, kad šio kreipimos pagrindų prašymas
tyrimas nebus pradėtas. Ačiū komisijos nariams, daugiau klausimų neturim, nebent kažkas turėtų kažką pasakyti. Pirmininkė, aš šiek tiek noriu pasiteirauti jūsų nuomonės, nu ir visų, aišku, komisijos narių, ar mūsų tie posėdžiai yra teisėti. Nes kiek aš matau, kad komisijos posėdžiams yra tie patys reikalavimai kaip ir tarybos ir komiteto posėdžiams, kad turi būti daromas garso, vaizdo įrašas, į posėdžiai turėtų būti transliuojami, išskyrus uždarus. Tai jeigu mes elgiamės atvirkščiai, tai aš manau, kad mes elgiamės neteisėtai, neteisingai. Mes pažeidžiam teisės aktą. Taip, veiksmą. Tai iš karto pasakau, kad vaizdo ir garso įrašymas daromas. Man pasiteiravus būtent dėl tiesioginės transliacijos, aš buvau perspėta, kad jeigu kartais būtų atskleisti kažkokie asmens duomenys, kurie saugomi, tai irgi turėtų būti kaip mano atsakomybė. Kadangi jis yra įrašytas, jis bus paviešintas, jis bus įkeltas į tinklapį, bet aš prisiimu atsakomybę, kad dėl tiesioginės transliacijos, tam, kad aš nežinau, kaip pasisuks šitas posėdis, kad galbūt bus atskleista kažkokios su asmens duomenų apsauga susijusia dalykai, aš prisėmiau atsakomybę ir jis nebuvo tiesiogiai transliuojamas. Tačiau šitas posėdis bus įkeltas, dėl tos netiesioginės transliacijos jisai netampa neteisėtų. Šitas mūsų posėdis yra įrašytas su vaizdu garsu ir šiandien jis bus patalpintas, išskyrus tai, kad jis nebuvo transliuojamas, o dėl to aš pasisakiau ir dėl to aš pati prisiimu atsakomybę, dėl to aš klausiu, teiravaus, bet jis bus įkeltas šiandien į tinklapį į mūsų posėdžius. Nu, kaip ir komiteto posėdis irgi gali būti kažkokia ištransliuota informacija, bet jis transliuojamas tiesiai. Ir reglamente yra numatyti ir įstatymai, taip pat mūsų komisija, tie patys įstatymų pagrindai galioja. Todėl, kad kažkas, jeigu paskleistų kažkaip netinkamą informaciją, tai čia atsakomybė to žmogaus, kuris ją paskleidė, o ne pirmininkis. Tai čia aš turiu abejonių ir norėčiau pasiteirauti visų kolegų, kaip mes taip darbuojamės, nes aš manau, kad mes pažeidžiam įstatymą. Čia mano nuomonė ir kiek aš skaitau įstatymų raidę, aš matau, kad turi būti kitaip. Taip, aš sakau, turi būti transliuojami tiesiogiai. O neįrašomi, paskui talpinami kažkur. Aš tik pasikartosiu, kad dėl to posėdis jisai yra teisėtas, nes teisėtumas jisai yra susijęs su kvorumu ir komisijos narių dalyvavimu. Jis neteisėtas būtų tik vienu atveju, jeigu jame yra per mažai komisijos narių. Jo netransliavimas nėra, bet aš jūs išgirdau ir supratau, ir kadangi ir daugiau mes, kaip aš matau, nebent bus kitas kreipimasis dėl kažko, dėl šito kreipimosi nepradėtas tyrimas, tai kiti tikrai bus transliuojami. Nežinau, ką daugiau pasakyti, aš tiesiog. Ne, tai aš ir nenoriu, kad jūs daug kalbėtumėte, aš tiesiog pasakiau savo nuomonę. Aš jūs išgirdau. Ir nežinau, kaip kiti komisijos nariai, bet čia yra mano nuomonė ir laikiausi to, ką aš perskaičiau. Tai ačiū už atsakymą. Ar dar kažkas norėtų kažką pasakyti? Ar suplanavę, kada kitas posėdis bus, nežinau. Ne, tokio kaip suplanavimo nėra dabar. Mes grįžtam į savo rutininį darbą, tai yra dėl tarybos narių nedalyvavimo. Tai, nežinau, tikrai nebus kas mėnesį, tikrai dėl tų už ketvirtį, aš galvoju, galbūt spalį kokį nors už rugpjūtį, rugsėjį. Šitą mėnesį nebus, Ne, tikrai neplanuoju, nebent būtų kažkas ekstra, ne. Nebent būtų tokie, kaip jūs nebūtų pirmininkė, o man siūstų, tai nuo 14 iki 18 tikrai aš nebūsiu Lietuvoje, tai sekretorė. Nebent būtų neplaninis. Planinio, planuoto tikrai nebus. Gerai, ačiū. Gerai, tai ačiū visiems
komisijos nariams, posėdis yra baigtas. Viso geriausio. Ačiū, viso gero. Viso Viso geriausio. Viso geriausio. Viso gero. Viso gero. viso